Aš manau, kad tiek Utenoje tikrai atvažiavo nusiteikę laimėti, nes jom tai yra kiekvienos varžybos svarbios, norint papulti į atkrintamąsias varžybas. Ir manau, jos tikrai tikisi laimėti tiek prieš Mumį, tiek prieš Talentės, tiek prieš Šiaulius, kur yra tikrai jom įkandami varžovai. Plius, aišku, reikia jom laimėti, norint papulti prie stiprias varžovas. O mes irgi, norint papulti, reikia įveikti tokias komandas ir nugalėti čempionato lyderės, kurios yra pirmoji lentelės pusėje, norint papulti. Psichologiškai taip, labai svarbi šitai yra pergalė, nes sakykime, tai atitolstam nuo savo artimiausių priešininkių, kuriuom tikrai yra psichologiškai, manau, sunku pralaimėjus 1, 2, 3 varžybas patekti į atkrintamasis varžybas. O mes kaip tik, manau, psichologiškai tikiuosi dar labiau susikoncentruosim, komandos sutelks ir neužleisim tų pozicijų. Metė laisvos merginos, kodėl nepataikė, nežinau, reikės turbūt dar daugiau dirbti metimam ir gal su didesniu krūviu iš tikrųjų. O komanda yra Utena stipri, gerai sukomplektuota dasidėjus legionieriai, yra patyrusios gynėjos, kurios kėlė didžiausią rūpestį šiandien. Aš manau, kad mes gerai apsigynėme ir neleidome varžovėms pabėgti į priekį. Išnaudojame spragas jų ir manau, tai mus atvedė į pergalę. Nes iš tikrųjų kai kurios girdėjau, kad jaudinosi, aš taip pat biškį jaudinosi, manau, tai į gerą išėjo. O varžybos buvo gan įtemptos, nes atrodo, žaidėme taškas į tašką, bet vėliau atsipalaidavome ir žaidėme savo žaidimą. Šiandien pati pelnei 17 taškų ir jau vienose rungtynėse demonstruoja, galima sakyti, gerą sportinę formą tau pačiai. Ar čia toksai etapas, kad gerą sportinę formą įgavai, ar įgavai didesnį trenerių pasitikimą, kaip tau man yra prašymai? Nežinau, aš manau, treneris man leidžia daugiau žaisti, gal nereikia, nepyksta už padarytas klaidas, dėl to aš žaidžiu atsipalaidavus ir pelnau taškus. Mane iš tikrųjų tai džiugina, kad komanda jau, sakykime, turint persvarą ir priešininkėm atsilošinti iki 3, 2 taškų, 4. Mes tokias varžybas jau čempionato pirmam rate, antram rate pralaimėjom skaudžiai, neišlaikydami varžybų galo įtampos. O šiandien jos tikrai parodė ir varžovai kaitolio aikštės gynybą prieš asmeninę ir, sakykime, jos tikrai išlaikė tą, kaip sakau, egzaminą, kuris, dar tik padidėjo pabaigoje iki 11 taškų, tai kas tas ir džiugina. Jo, tik neramina tas, kad žaidėjos prametė iš patogių padėčių, žaidė kamuolį ir prieš zoninę gynybą ir prieš asmenę, bet, jaunos, tikiuosi, kad dar sumes tos metimus ateity per svarbiausias varžybas. Geras darbas treniruotėse, susikaupimas, gera komandos atmosfera, komandinis žaidimas, veda mus pergalę.